Lietuvoje norima įteisinti homoseksualų partnerystę. Tokį siūlymą Seimui teikia liberalai ir netgi kai kurie socialdemokratai, nors jų lyderis pasisako prieš. Homoseksualai džiaugiasi. Jie sako, kad įteisinus partnerystę jie liktų gyventi Lietuvoje. Įsamiau Aurelijus Griškevičius. Aš labai noriu, tai yra mano kelių metų kaip ir didžiausia siekiamybė. Šiuo metu iš tiesų galbūt pats įstatymas man yra aktualus, tačiau tai yra labai svarbus argumentas, galbūt renkantis tolesnę vietą, kur gyventi, svarstant apie ateitį. Tokių porų aš asmeniškai pažįstu ne vieną, kurie gyvena kartu, ar tai būtų 1 metai, yra žmonių, kurie gyvena 10 metų. Blogiausia galbūt, kai tikrai nutinka kažkokia nelaimė ir supranta, kad 20 metų kartu gyvenimo stažas vis dėlto valstybei niekaip nėra pripažįstama. 9 Seimo nariai, tarp kurių liberalų ir socialdemokratų frakcijų seniūnai siūlo jau po 4 metų įteisinti partnerystę. Sugyventinių pareiškimą turėtų patvirtinti notaras ir jis turi būti užregistruotas gyventojų registre. Partnerystę galėtų įteisinti heteroseksualios ir homoseksualios poros, tačiau iniciatoriai pažymė, kad daugelį Europos valstybių partnerystė skirta gėjams ir lesbietėms įteisinti savo santykiams, nes jie negali sudaryti santuokos. Vis tiek save laiko šeimomis, nepaisant to, kad kai kurie politikai bando paaiškinti kitaip. Tuo labiau, kad tiek Lietuvos konstitucijoje, tiek įstatymuose yra įtvirtintas nediskriminavimo principas. Negalime vienos grupės žmonių dėl to, kad mums kažkas patinka ar nepatinka, išbraukti, taikyti kažkokias diskriminacinės išimtis ir panašiai. Taip, tai bus taikoma ir homoseksualioms poroms. Kartu su partnerystės sutartimis sugyventiniai turės sudaryti pas notarą ir sutartį panašiai į vedybų. Joje bus nustatyti turto pasidalijimo ir kiti klausimai pasibaigus partnerystei. Jeigu vienas iš partnerių nuspręstų nutraukti partnerystę, apie tai kitam partneriui per notarą jis turi pranešti prieš 2 mėnesius. Iš 9 Seimo narių, kurie siūlo partnerystę, 5 socialdemokratai. Tačiau vyriausybei vadovaujantis jų lyderis sako, kad tai nėra oficiali Seimo socialdemokratų pozicija, o jis homoseksualų partnerystei nepritarė. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė sako, kad neįteisinta partnerystė galima laikyti žmogaus teisių pažeidimu. Mano nuomonė taip. Mano nuomonė tai yra teisėtų lūkesčių pažeidimas žmonėms, kurie iki šiol gyvena nesantuokoje, tai yra suaugusių 2 gebančių priimti sprendimą žmonių, kai kurie gyvena ir su vaikais, kadangi nuo 2001 metų priimtame civilinėme kodekse yra įrašyta, kad asmenys turi galimybę sudaryti partnerystę, tačiau tokią galimybę jie įgyvendinti galėtų tik tais tuo atveju, jeigu Seimas ryžtųsi pagaliau priimti įstatymą. Žmogaus teisių gynėjos žiniomis Lietuvos teismuose nagrinėjamos bylos dėl delsimo įteisinti partnerystę. Kol kas teismai galutinai ir neskundžiamai nepasisakė. Estija yra priėmusi įstatymą dėl homoseksualų partnerystės ir jis galios nuo kitų metų pradžios. Gėjų ir lesbiečių partnerystė yra reglamentuota visose skandinavų šalyse, taip pat Vokietijoje. Aurelijus Griškevičius, Astė Valiauskaitė, Vidmantas Viršinis, Vilnius.